Sveiki, bičiuliai, tai noriu pasidalinti su jumis apie artėjantį mėnulio užtemimą, ko tikėtis, į ką atkreipti dėmesį. Taigi, kovo 25 dieną mėnulio užtemimas įvyks ir pikas jo Lietuvoje bus 9:12 ryte. Ir užtemimai visada į mūsų gyvenimą atneša tam tikrus pokyčius, transformacijos ir mėnulio užtemimas tai labiau pokyčiai, transformacijos susijusios su mūsų protu, su mūsų nuotaika, su mūsų jausmais. Ir šis užtemimas jis bus labiau matomas Europos ir Afrikos žemynų vakarinėse dalyse, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Azijoje, rytiniai. Lietuvoje jisai nebus matomas, bet vėlgi, kad ir jisai nematomas, mes vis tiek jausim jo poveikį. Na ir mėnulio padėtis užtemimo metu Lietuvoje bus susijusi su laipsniu, kuris atsako už mirties baimę, karą, baimę patirti nepriteklių. Na ir kadangi mėnulis, kaip sakiau, labiau tai jausmai, todėl tai reiškia, kad kelios dienos, ypatingai iki užtemimo, būna kai kas jau jaučia savaitę iki užtemimo ir, sakykime, ir po jo, ir reiškia taip pat mėnulio užtemimus mes jaučiam tai, kas įvyksta, reiškia nuo vieno užtemimo iki kito. Tai vėlgi iki sekantis mėnulio užtemimas bus rugsėjo mėnesį, todėl toksai nerimas, tokios baimės susijusios su karu, su baime patirti kažkokius tai nuostolius, praradimus, išlaidas, baime būti tokiem kaip suvaržytėm, baime prarasti laisvę, baime, kad gali tekti kažkur tai iškeliauti ir panašiai, tai gali irgi mūsų Lietuvoje lydėti, kaip sakiau, tomis dienomis ypatingai ir taip gali tęstis irgi tokios būsenos ir iki sekančio užtemimo. Tačiau šis užtemimas jis irgi įvyks ypatingą dieną, kuri vadinasi Gaura Purnima. Ir Gaura Purnima tai yra Vaišnavų šventė. Jinai skirta paminėti Čaitanijos Mahaprabhu atėjimui. Tai irgi viena yra iš Dievo avatarų. Ir todėl šis užtemimas suteiks dvasinės energijos ir palaiminimų tiems, kurie ypatingai užtemimo metu atliks vairias dvasinės praktikas, kartuos šventus Dievo vardus. Ir mėnulio užtemimas tai visada susijęs su mūsų kaip sąmonės pokyčiais, kad pasikeistų mūsų sąmonė, nuotaika, kad mes galbūt kažkaip kitaip įvertintumėm tai, kas mūsų supa, tai, kas mes esam. Todėl svarbu 3 dienas irgi iki užtemimo ir 3 dienas po juos stengtis kuo daugiau laiko skirti dvasiniams praktikoms, kad mes galėtumėm keistis, kad mūsų vidus galėtų keistis irgi į geresnę pusę. Tai atkreipkite į tuos dalykus. Linkiu visiems ramybės, dėkoju, kad klausėt, būkit laimingi ir sakau iki pasimatymo kituose video.